Turbūt daugelis girdėjo apie Šiaurės Koreją ir ten įsitvirtinusi komunistinį režimą. Kaip ir daugelį panašių totalitarinių šalių, kinas Šiaurės Korejoje yra naudojamas propagandos skleidimui. Štai nacių Vokietijoje turėjo savo Leni Riefenstahl ir jos filmo Valios triumfas, o sovietai Sergejaus Eizenšteino šarvuoti Potiomkiną. Tuo tarpu Šiaurės Koreja turi savo komunistinę Godzilą, kuri naikina buržuaziją. Būtent tokį filmą 1986 metais sukūrė iš Pietų Korėjos pagrobtas režisierius Shin Sang-okas. Tačiau iki šio filmo pasirodymo Šiaurės Korėjos kinas nuėjo ilgą kelią. Šiuo atveju mums dera sugrįžti į Antrojo pasaulinio karo pabaigą. Pasidavus Japonams, Korėjos šiaurėje atsidūrė Sovietų kariai, o pietuose amerikiečiai. Dėl šios priežasties ties 38-ąją paralelę Korėjos pusiasalis buvo padalintas į dvi dalis. Same, but different, but still same. 1948 metais Šiaurės Korėja kaip tik buvo įtvirtintas komunistinis režimas, kuriam ėmė vadovauti Kim Il-sungas. O jau sekančiais metais pasirodė ir pirmasis Šiaurės Korėjoje sukurtas filmas Mano gimtasis kaimas, kuris susijęs su daugeliu šioje šalyje gyvuojančių mitų. Pavyzdžiui, filme pasakojama, kaip tuometinis šalies vadovas Kim Il-sungas savarankiškai išvarė japonus, o šią istoriją vėliau nuolat kartos ir oficiali Šiaurės Korėjos propaganda. Kitas su šio filmu susijęs mitas byloja apie diktatorių sūnų Kim Jong-ilą, kuris vėliau taip pat taps šalies diktatoriumi. Pasak plačiai platinamas istorijos, Kim Jong-ilas pamatė Mano gimtąjį kaimą būdamas 7 metų, o būtent tada užgimė ir jo meilė kinui. Tuo labiau, 7-metis diktatorius tariamai išsakė svarę kritiką ir davė konkrečius nurodymus filmo kūrėjams. Be abejo, mes visi suprantam, kad čia yra nesąmonė, bet būtent tai buvo įtvirtintas naratyvas apie Kim Jong-ilą genialumą. Pastarąjį turėjo patvirtinti ir 1973 metais diktatoriaus parašyta ir begalės propagandinių pezalų pilna knyga apie kino meną. Tačiau kažką apie kiną Kim Jong-ilas visgi išmanė. Yra žinoma, kad savo jaunystės metais jis sukūrė didžiulę piratavimo schemą. Užsienyje esančios Šiaurės Korėjos ambasados nuomavosi įvairias kino juostas ir darė nelegalias jų kopijas, kurios buvo siunčiamas atgal į Šiaurės Korėją. Buvo kopijuojamas toks didelis filmų kiekis, kad ambasadose jiems buvo išskiriamas net atskiros patalpos. Manoma, kad vienu metu Šiaurės Korėja turėjo 15 000 nelegaliai įsigytų filmų kopijų. You are without doubt the worst pirate I've ever heard of. But you have heard of me. Būtent dėl šių priežasčių 1967 metais, būdamas 25, Kim Jong-ilas tapo atsakingas už Šiaurės Korėjos kino sistemą. Būsimas diktatorius atnaujino kino techniką, pagerino darbuotojų buitį ir pats iki gyvenimo pabaigos vertino kiekvieną sukurtą filmą. Kai Kim Jong-ilas atėjo į valdžią, Šiaurės Korėjoje buvo kuriami propagandiniai, bet neįdomus ir blogai sukurpti filmai. Būsimas diktatorius kaip tik privalėjo atgaivinti kino propagandą, o vienas pirmųjų jo iniciatyvą sukurto kino filmų tapo kūrinys Kraujo jūra, kuriame buvo naudojamas didžiulės masuotės kiekis. Beje, šio filmo kūrimo procesas užfiksuotas viename propagandinėme paveiksle, kuriame Kim Jong-ilas pats asmeniškai prižiūri filmavimą. Jau 1972 metais Kim Jong-ilo iniciatyva sukūrimas ir pirmasis tarptautinio pripažinimo susilaukęs filmas. Gėlių mergaitė tapo itin populiariu kūriniu, kuris gavo apdovanojimą ne tik Karlo Vivaro kino festivalėje, tačiau buvo plačiai rodomas ir žiūrimas Kinijoje. Kaip tik tuo metu Kim Jong-ilas suprato, kad kino filmai gali būti naudojami ir tarptautinės propagandos skleidimui. Tačiau būdamas dideliu kino fanu jis matė, kad jo šalyje sukurti kino filmai smarkiai atsilieka nuo kapitalistinių šalių kino produkcijos. Ir šioje vietoje jis sugalvojo savo beprotišką planą. I had a goddamn plan! 1978 metais diktatoriui įsakius buvo pagrobta legendinė Pietų Korėjos aktorė Choi Yun-hee. Iš anksto atsiprašau visų korėjiečių, kad aš blogai skaitau jų pavardes. Aktorė buvo kalinama geromis sąlygomis ir net lankėsi privačiose diktatoriaus vakarėliuose. Tačiau ji taip pat privalėjo pereiti ir ideologinę indoktrinaciją, žiūrėti propagandinius filmus, skaityti politinę literatūrą ar rašyti laiškus šalies lyderiams. Beje, pati Choi Yun-hee prisimena, kad pirmasis jai parodytas filmas buvo Sovietų Sąjungoje sukurtas kūrinys 41, kuriame moters meilė nurungė ideologiniai įsipareigojimai. Įdomi aplinkybė ta, kad šis filmas buvo rodomas ir okupuotoje Sovietų Lietuvoje. Tačiau aktorė buvo pagrobta su konkrečiu tikslu. Ji turėjo privilioti savo buvusį vyrą ir įtakingą Pietų Korėjos režisierių Shin Sang-oką. Pastarasis buvo gana įdomi asmenybė.
8-ame dešimtmetyje Shin Sen-okas buvo legendinis, tarptautinio pripažinimo susilaukęs režisierius. Dar neseniai jam priklausė didžiausia kino studija Pietų Korėja, tačiau dėl nesutarimų su šalies prezidentu, nuolatinių cenzūros taisyklių laužimo ir finansinių maklevonių, jis buvo atsidūręs ties bankroto riba. Tuo metu, kai buvo pagrobta režisieriaus žmona, jis kaip tik Amerikoje bandė gauti finansavimą filmo Rambo kūrimui, kurį po keletos metų sukūrė jau kitas režisierius. Nors Cho Yun-hee ir Shin Sen-okas buvo išsiskyrę, aktoriui dingus, režisierius ėmė jos ieškoti Honkongė ir galiausiai taip pat buvo pagrobtas į Šiaurės Korėją. Iš pradžių režisierius taip pat buvo kalinamas gana neblogomis sąlygomis ir buvo verčiamas žiūrėti propagandinius filmus. Tačiau jam vis bandant pabėgti, jis susilaukdavo vis griežtesnės bausmės. Pavyzdžiui, po antrojo nesėkmingo pabėgimo Shin Sen-okas buvo patalpintas į kalėjimą numeris 6, kuriame kaliniai buvo kankinami konkrečių būdų. Jiems reikės sėdėti su kryžiuotomis kojomis ir nejudėti 8 valandas. Per šias ilgas ir kankinačias akimirkas, kaip vėliau prisimins pats režisierius, jis neretai galvoja apie savo filmus. Shin Sen-okas buvo kalinamas 5 metus ir tik 1983 metais, įgavęs Kim Jong-ilą pasitikėjimą, jis buvo išleistas į laisvę ir susitiko su savo žmona. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Per 3 metus, iki savo sėkmingo pabėgimo, režisierius sukūrė 7 filmus ir kai kurie iš jų išties susilaukė pripažinimo. Štai pirmasis režisierius filmas Negrįžtantis pasiuntinys gavo apdovanojimą jau minėtame Karlo Vivaro kino festivalyje ir net buvo rodomas Japonijoje. Shin Sen-oko kūriniai turėjo tai, ko trūko ankstesniems Šiaurės Korėjoje sukurtiems filmams. Jie buvo įdomus, neblogai nufilmuoti ir turėjo tam tikrų erotikos ir sekso elementų. Kaip prisiminė viena iš Šiaurės Korėjos pabėgusi moteris, po šio režisierius filmo pasirodymo vietiniai kino žiūrovai pamatė, kad gali egzistuoti ir kitokio pobūdžio kinas. Kai kurie žmonės, anot moters, režisierius filmą žiūrėjo net po 20 kartų. Tačiau bene žymiausiu Shin Sen-oko kūriniu tapo 1985 metais išleista Godzillos kopija Pulgasari, kuri pasirodė po sėkmingo režisieriaus ir jo žmonos pabėgimo. Filme pasakojama, kaip iš ryžių sulipdytas monstras išauga ir apgina vieno kaimo gyventojus, o tada išalkęs jis pradeda puldinėti ir vietinius kaimiečius. Ir be abejo, kad šis filmas turėjo ideologinę žinutę. Jūs privalote paklusti lyderiui, nes kitaip nesusitvarkysite. Why is everyone so fucking stupid? Why aren't more people intelligent, like me? 1998 metais Pulgasari buvo plačiai rodomas Japonijoje ir tais pačiais metais jis buvo išleistas ant video kasečių. Filmas galiausiai gavo kultinį statusą ir tapo ne tik plačiausiai žinomu Šiaurės Korėjoje sukurtu kino filmu, bet ir žymiausiu Shin Sen-oko kūriniu. Apibendrintai galima teigti, kad Shin Sen-oko filmai turėjo gana pastebimą poveikį Šiaurės Korėjos kinui. Net po jo pabėgimo šalyje kurį laiką buvo kuriami ideologiškai laisvesni, į pramogą orientuoti kūriniai. Pavyzdžiui, po Pulgasari pasirodymo iš karto buvo išleistas kovos menų filmas Įsakymas numeris 27. Netrukus buvo išleistas ir kung fu žanro filmas Hong Kill Dong, kuris kažkodėl išpopuliarėjo būtent komunistinėje Bulgarijoje. Toks kūrybinis atsilaisvinimas truko neilgai, kadangi 1994 metais prasidėjęs badas privertė Šiaurės Korėjos kino sistemą sugrįžti prie propagandinių filmų gamybos. Visgi tarptautinių filmų Pulgasari sėkmė paskatino Šiaurės Korėją retkarčiais ir toliau kopijuoti populiarius filmus. Štai 2000 metais buvo sukurta jau ir Titaniko kopijos Sielų protestas, kuriame rodoma, kaip Japonija nuskandina korėjiečius gabenantį laivą. Galiausiai Šiaurės Korėjoje plintančios video kasetės, o vėliau ir DVD diskai smarkiai apsunkino kino propagandos veikimą. Kinas šioje šalyje prarado savo anksčiau turėtas pozicijas. O kaipgi pasibaigė pabėgusiam Shin Sen-okui ir Cho Yun-hee? Pora ilgą laiką negalėjo grįžti į Pietų Korėją, kadangi dalis žmonių juos kaltino išdavystę. Pats režisierius dar bandė įsiveržti į kino pasaulį, tačiau jam pavyko nufilmuoti tik keletą prastai vertintų žanrinių kūrinių. Tačiau tiek aktoriui, tiek režisieriui nepavyko sugrįžti prabėgusius šlovės laikus. Ir vienintelis geras šios istorijos dalykas yra tai, kad abu iki gyvenimo galo jau nebeišsiskyrė. O jei tau patiko šis video, parašyk komentarą, pastatyk laiką ir prenumeruok šį kanalą, nes tai skatina mane kurti daugiau.